Pinpuinderį turi? Turi. Atvažiavom į seną vietą. 26 tanko. Kažkiek likučių buvo ir BT, ir PAK 35. Pabandysim dar kažką tai įdomesnio rast. Pradžiai va silpnų signalų kažkokių turim. Kabink ir vers. Aišku, ne vokiška tema čia. Realiai. Bet šiai dienai, iš tikrųjų vakarui, kažko geriau neišmąstėm. Tai kur tas daiktas? Čia akmenų krūvoj buvo kažkas. Nu tai paskambina. Tai kurią pusę? Nu ten. Visur. Pavada biškai. Ne, tik ten, tam kampe. Savaitę lietaus praneša, bandom gaudyti. Kiekvieną valandą. Jau rūdis matos? Masyvus kažkoks, parodymai. Labai ilgai žaidė. Vingia 26. Ne kažkoks apvalainas. Taip, pakeistas blogai. Čia ašgi konfigolkę radau, jaučiu prieš 10 metų kokių. Va čia toj sodyboj. Va čia netoli už kokių 10-15 metrų. Nu va, prašau. Žiūrim, kas liek čia. O, 26. Tema. Daugbiškai. Va, iškart komplektuojam atraminius ratus. Žinai, mažas makučių. Biškį jam čia padėk, kitą signaliuką, kol pagausi. Įsivaizduoju, va ten, ne patį kalną, bet va kur šešėlis, matai, prieš kalną yra. Ta žemgenčiai, kur šešėlė. Šešėlis, biškį žalesnį, nes šitai geltoni. Tai va iš to lauką nutempė traktorius galia už mišką, kur jo gals sokiečiom nutempė vikšrų 26, aš radau. Nu, parodyk šį vaizdą. Po biškutį tą temą vystos priekin. Stambių gabalų kol kas nėra. Bokšteliai, važiuoklės, vežimėliai, svirtys, ratai, varomieji, tempimo ratai, tinginiai. Viskas kažkur tai
kažkur jau prapuolė, arba dar neradom. Nu, šansų yra. Tokie likučiai visiški. Va 26 variklio štanga. Kaip čia gaunas voštų štanga pakelimo. Šitą detalę gali būti. Nuo technikos gal ne 26, čia dar buvo ir BT, ir PAK 35. Arklio kojų. Žodžiu, kaip jie vadinas. Apkaustai, neapkaustai. Stambus, dar kol kas nieko. Vienas minusas vakare. Ėda šitie uodai, geria mūsų kraują. Ir toliau šitam šiukšlyne tarp dviračių kolūkio ūkio viso gėrio 26 išmetimo vamzdžio bakelio laikiklis, išmetimo sistemos laikiklis. Nu ir viskas, žodžiu. Puikiai šis vakaras pasiteisino, išlaikėm biškį taip lengvai pakast, visas geras metalas, stiprus, biškį nučiulptas galiukas. Tai nieko čia. Čia va bakelis tvirtinasi. Alright. Smagu. Čia tvirtinasi šitą vietą prie galinio šarvo. Ir o čia bakelis prisisuka. Liuksas. Iškart smėliuoti ir ant tanko. Ėda uodai fantastiškai, kai kažkokioj taigoj, bet atrodo, kad tą antrą dalį radom laikiklio bakelio 26. Šituos atrodo iš vis neturėjom. Nu, normaliai sekas, po biškutį su kantrybė mes į priekį einam. Gerai viskas. Jeigu čia laikiklio ta sąvarža antra dalis, kas gali būti labai realiai. Tai čia fantastika. Atrodo mažos dalis, lyg tai būtų jos nelabai reikšmingos, bet kai trūksta tų dalių ant tanko, tai iš kur jas gausi? Žiūrėkit, čia buvo dar viskas. Oba komplektukas. Geras. Čia šarvas galinis, o čia bakelis. Varžtas buvo gyvas kažkada tai prieš 80 metų. 41 metai. Keista detalė. Nežinau. Taip ir paliksim kulkas. Nu va, žodžiu, neišjungiam.
detektoriaus iki pat galo. Gavom rezultatą. Turim rezultatą. 2 vikšrai. Ištrauk. 2 vikšrai sukabinti. Čia pirštas yra? Ar tik taip kažkas tai? Yra, atrodo. Kitom gale. Atrodo, yra 2 vikšrai. Sukabinti 26, viskas tvarkingai, kaip turi būti. Jėgelė. Temsta po biškį. Wow, tik signaliukas ir turim. Galui. Vakarienį. Kita serija. Važiuojam į legendinę vietą. Nu galvoju, gal 2.26 ten buvo. Pamušti kempirmais, kaip visada, aišku. 2.26. Kas įdomiausia, tai išnarpliojom bendrom jėgom istoriją tą. Maždaug už 300 metrų nuo vieno iš 26, vieno iš tankų radom gilzių prieštankinio ginklo vokiško, kur pagal duomenis 300 metrų jisai, žodžiu, bent 300 metrų jisai pramuša tokio storio maždaug šarvą. Sekantis 26 buvo šiek tiek toliau, bet nu, tai normaliai, ten viskas susidėlioja. Tarp tankų atstumas tokie irgi ten apie 300 metrų. Tai vienas artimesnis tankas už 300 metrų stovėjo nuo rastų prieštankinių gilzių. Kitas kažkiek tai toliau ten, ne visai jie. Nu, kitas galėjo stovėti kiekis tokius už kokių 400 metrų. Nu, gal paėmė su prieštankiniu tą irgi. Tai va tokia įdomi istorija. Ar istorijos pabaiga, kaip čia įvardinti galim. Belekai. Nežinau, ar tokių gilzių buvo anksčiau kažkada radę. Žodžiu, kad užtektų jėgos pramušti šarvui, sakykim, 15 mm šarvui. Senų keliukų važiavo tie tankai, gal ir daugiau buvo. Kažkokia gal kolona buvo, gal kai kurie slido, spėjo išnešti sveiką kailį. Niekas dabar tiksliai nepasakys. Bet faktas, kad vienas arba du buvo tikrai pamušti. Ir po aplinkinės sodybas ten likučius išnešiojo ir važiuoklės buvo išardyta, kažkiek tai svirčių, tų vadinamų paršų išnešiota, bokštelis išardytas, neaišku, ant kiek tankų kėbulai buvo nuo sprogimo ištaškyti, suplyšyti. Bet pavyzdžiui, glušai, išmetimo sistema. Tai išardyta tvarkingai 2 tankų, sudėta sodyboje tvarkingai padėta į lentyną. Tai į lentyną žemė visi dėdavo tais laikais kaip į banką. Nu ir va, važiuojam dar pažiūrėti, gal kažką tai į banką padėję bus. Važiuoklės. Norėčiau bankę rasti 26. Nu ir kažkokių puikių
tokių šarvų, šoninių bortų, bokštelio paimtumėm iš banko nemokamai. Be sutarčių, be jokių įsipareigojimų. Savo dešinį. Ten gilių yra. Ir aišku, blėt. Nu, čia ir signalų yra, biškai. Čia jau signalų yra. Man aplinkui nieko nerodė. O, blėt, dar žoliukas, va. Restauracija. Žiūrėk, suremontuota lopeta, patobulinta, renovuota. Ora, reikia viskas ten iškart. Puikiai. Vieną sugebėjo parnešti. Na, tai čia Davin, daug žiūrėk. signalų rodė. Žiūrėk, Davins yra. Į banką padėjo vieną vikšrą. Ten, kur vanduo stovi, irgi buvo signalų. Na, pažiūrėsim. Čia gal keliukas. Jau keliukas. Yra dar masyvas. Davins vikšras. Gerai. Tema teisinga. Tema teisinga. Žiūrėsim, koks stovi. Gyvi. Normaliai. Gali būti tokio galvoj. Bet kaip vidurį patikrinti? O, čia grinai, kur tas alknus mažas panašiai. Gerai, reikia tuos signalus iškast. 26 vikšriuk. Aguoras kryžas. Kažkokia smulkmė lenda ir toliau. Lempa salono apšvietimo.
Tanko. Teisingiau juos reflektorius gal pagrindas. Tiek. Ten grotelės po to dedasi. Signalų yra tokia koncentruota vietoj. Garsas geras. Palaikyk biškį. Čia tokioj pelkėj gyvena. Žiauru. Garsas geras, bet kažkokie žiedai bačkų. Ai, čia sankabos. Šitą matyt per toli buvo nešti. 1/6 dalis niekas ten būk, neprasidūk. Signalas, aišku, čia puikiai, bet kas iš to? Smulkmenos, be kurių tankas nevažiuos. O, ir dar normalus stovis. Pasakyčiau. Tikrai. Smėliuojam ir dedam. Ne, 2/6 turbūt. Kaip vokiškas dangtelis grindų iš technikos, bet neturi tų nelygumų. Где geras. Čia vis tiek bus vokiškas. Normaliai. Normaliai. Ir dar gyvas. Čia vokiškas. Gal pradžioj karą darė. Super. Gali būt. Vokietis. 20, nu aišku, dirvožemis kažkiek tai savo daro. Variant. Čia metais atėjau, blėdžiu.
Nice.